Prieš 5 metus, kai man buvo 20, aš suvokiau vieną pagrindinį santykių principą, kuris leido man daugiau niekada neturėti problemų asmeninėme gyvenime ir su moterimis ypač. To nepastebėjo mano draugai, mano aplinka. Apie tai neskaičiau knygose. Tai yra tai, prie ko atėjau tik per savo gyvenimo patirtį. Esu tikras, kad jei tu tuo vadovausiesi, tavo asmeninėme gyvenime tave visada gerbs, mylės ir vertins. Dabar įsivaizduok paprastą schemą. Jin atsiras kažkur ekrane. Tu jau aš ją paaiškinsiu. Esu įstikinęs, kad egzistuoja tik 3 santykių režimai. Pirmas režimas pažįstamas kiekvienam. Tai meilės režimas. Tai ta būsena, kai jūs ką tik susipažinot, jūs sutarėte su moterimi visais klausimais. Sprendimus priėmate vieningai. Atrodo, kad turite tuos pačius norus, tuos pačius poreikius, svajojate apie tą patį, turite tuos pačius gyvenimo tikslus. Ne gyvenimas, o pasaka. Jūs puikiai jaučiate vienas kitą. Niekas daugiau jums nereikalingas. Nebūna konfliktų, ginčų ar barnių. Tiesiog nėra tam priežasties. Tačiau tiek moteris, tiek vyrai dažnai tiki, kad šį medaus mėnesio laikotarpį galima kažkaip pratęsti. Bet jis negali tęsti savaime. Anksčiau ar vėliau tenka sunkiai dirbti su santykiais, juos gelbėti. Kitaip nieko neišeis. Ir būtent dėl to praėjus laikui viskas pereina į antrą režimą – poreikių piramidę. Tai reiškia, kad moteris tave įrašo į savo gyvenimo struktūrą. Iš pradžių tu dar užimi svarbią vietą jos gyvenime. Tačiau atsiranda ir jos asmeniniai norai, atskiri poreikiai, hobiai, kurie ne visada yra susijęs su tavimi. Kartais jie net gali tapti svarbesni už tave. Sudėtingesnėse situacijose atsiranda draugai, kolegos ar veiklos, kuriom tu nepritari, kurios kelia tau nerimą. Tačiau jūs vis dar kartu, nes vyras vis dar yra aukštoje pozicijoje. Tos piramidės viršūnėje. Santykiai tęsiasi. Vyras ignoruoja nedidelį diskomfortą, kuris jau pradeda atsirasti. Ir laiko tai, tokiu natūraliu procesu. Bet anksčiau ar vėliau piramidė apsiverčia. Vyras atsiduria paskutinėse vietose, o moteriai svarbiausia tampa malonumas, savirealizacija, pramogos. Ji nori ilsėtis. Jei tu prisijungsi gerai, jei ne, tai ji eis su draugė. Tai etapas, kai ji pradeda aktyviai ginti savo teisę į asmeninį komfortą ir malonumą. Vyras atsiduria tarsi ant kabliuko, nes jos pozicija tampa tokia. Jei tau kažkas netinka, durys atviros. Ji gali to nesakyti tau tiesiai, bet būtent tokią žinutę ji tau perduoda. Vyras tampa situacijos įkaitu ir negali nieko pakeisti. Ir mes puikiai suprantame, kuo tai baigėsi. Susidomėjimas vyrų dingsta, pagarba taip pat, todėl moteris pradeda ieškoti kito žmogaus, su kuriuo galėtų vėl patirti tą meilės režimą. Kokią išvadą galime padaryti? Mums tinkama yra tik viena pozicija. Pirmoji – meilės pozicija. Ar tai reiškia, kad reikia slopinti kažkaip moters norus? Ne, esmė kita. Yra moterų, kurios iš karto tau siūlo įsilieti į jų poreikių piramidę, net nepatyrus to meilės režimo. Kai kurie vyrai iš naivumo įsibėgėja į tą piramidę ir įšoka. Tačiau svarbiausia yra tai, kad ilgalaikis vieningumas yra įmanomas. Viskas priklauso nuo tavo nustatytų sąlygų ir ribų. Kad tai pasiektum, tu turi atsisakyti to ydingo modelio. Tu esi santykiuose iki tol, kol turite bendrus tikslus, bendras kryptis ir einate tuo pačiu keliu. Jei tai pradeda keistis, nereikia nieko slopinti ar laužyti. Galima tiesiog išsiskirti ir nebijoti to pasakyti, ypač jeigu nėra vaikų. Pagrinde aš čia kalbu, jeigu nėra vaikų. Jeigu yra vaikai, tai jau atskira situacija. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba per paprastai. Atrodo, kad turėtų būti kažkas sudėtingesnio, negu tiesiog išsiskirti. Bet pabandyk tai pritaikyti. Kai ateina laikas veikti, daugelis vyrų pradeda abejoti, bijoti. Kodėl tai būtina? Įsivaizduok santykius kaip strateginį žaidimą. Pradžioje tau visada duoda daug resursų.
kad galėtum statyti sutvirtinimus, kalves, barakus, stiprinti pagrindus. Bet vėliau ateina krizės, iššūkiai. Goblinai su troliais pradeda jūsų bazę griauti. Ir tie iššūkiai tai realios problemos santykiuose. Dažniausiai išsiskyrimai įvyksta pačiu netinkamiausiu metu. Ir tai yra natūralu, kai vyrui nutinka krizė. Kai pradedi ieškoti kompromisų svarbiausiais klausimais, kurie, iš tiesų netenkina nei vieno, tu jau patenki į tą poreikių piramidę. Tai situacija, kur kiekvienas gyvena savo gyvenimą. Ir tu net negali niekaip kištis, nustatyti jokių taisyklių. Ir tada paaiškėja, kad tuo metu, kai reikėjo stiprinti pagrindus, statyti kariuomenę, jūs tiesiog linksminotės. Santykių pradžia dažnai būna tik pramoga. Susitikimai, kinas, vakarienės, kelionės. Tačiau ateityje laukia tikri iššūkiai. Pavyzdžiui, vaiko gimimas. Tai ne kelios bemiegės naktis, o ilgas ir sunkus laikotarpis. Ar manai, kad po tokio iššūkio moteris liks tokia pati? Kad jūsų santykiai sukurti tik komforto ir linksmybių pagrindų atlaikys visus šios sunkumus? Tai neišvengiamai paveiks ir tave. Ir tada tu atsidursi situacijoje, kurios jau nebegalėsi kontroliuoti. Jei pradžioje nebuvo gynybinių sienų, tu jų tiesiog nestatei. Problemos tiesiog įeina į tavo gyvenimą. Todėl jei dar santykių pradžioje atsiranda rimtų problemų, nėra didesnės klaidos, nei bandyti kurti su tuo žmogumi ateitį. Pats nuspręsk, ko esi vertas ir mano patarimas tau. Laikykis tik pirmo scenarijaus, tik meilės režimo. Dėl tavo būsimų santykių gerovės.